apvažiavo MTLB arba многоцелевой тягач легкий бронированный. Sveiki, aš esu Lukas ir šiandien būsiu jūsų gidas karo technikos ekspozicijoje. Taigi šiuo metu aš stoviu ant nedažnai aptariamos karo mašinos MTLB, kuri Lietuvos kariuomenėje viso labo tarnavo vos 5 metus. Tai yra nuo 2001 iki 2006 metų. Kol vieną lietingą, liūdną lapkričio 15 dienos vakarą buvo pripažinta, kad jie visi Lietuvos kariuomenė yra netikslingi remontuoti ir visi buvo nurašyti. Gali pasirodyti, kad dėl to šitas daiktas nėra labai aktualus, bet švedai 1991 metais nusipirko jų daugiau negu 1000 iš Vokietijos, o šiuo metu vykstančiame kare Ukrainoje tiek okupantų, tiek besiginančiųjų pusėje jie labai puikiai tarnauja. Tai rodo jų svarbą ir aktualumą. Nepaisant nedidelės savo patirties Lietuvos kariuomenėje, šitam daiktui patirties tikrai užtenka. Jisai sukurtas buvo 1977 metais, pačiame šaltojo karo įkarštyje. Tuo metu abi supervalstybės projektavo, kaip turėtų atrodyti gyvenimas po Trečiojo pasaulinio karo. Sovietai buvo įsitikinę, kad vakarų galios susprogdins visus kelius, dėl to labai rimtai ruošiasi ir kūrė mechaninį karo lauko mulą. Vis dėlto pirmoji žaidimo aikštelė MTLB tapo ne Europa, kaip sovietai planavo, o Afganistanas. Tai čia sovietam ir teko pasukti galvą ir sukurti pirmasias modifikacijas šitam mechaniniam karo lauko mului, nes labai greit buvo pastebėta, kad BTR ar kiti šarvuoti karo lauko transporteriai Afganistano smėlyje tiesiog klimpsta. Tai atsirado MTLB-V su platesniais vikšrais ir daugiau modifikacijų jam nieks nesuteikė ir būtent toks, kokį matote šičia, su tokiais bokšteliais, tokiom durelėm išvažiavo į Afganistaną. Labai greitai buvo pastebėta, kad kulkosvaidis, kuris pakyla tik 30 laipsnių viršų, yra didžiulė problema, ypatingai jeigu tavo priešai vaikšto kalnų viršūnėmis. Pirma rimta modifikacija išspręsti šiai jau Afganistane surastai problemai buvo pataisimas šio kulkosvaidžio, kuris pas mus baziniam modelyje yra 7,62 mm ir, kaip jau minėjau, pakyla į 30 laipsnių aukštį. Tad čia buvo instaliuotas kitas kulkosvaidis, kuris buvo daugiau negu 12 mm skersmens šaudmenimis ir galėjo pakilti net iki 70 laipsnių aukščio. Nuo šiol šis šarvuotas karo lauko traktorius gavo ypatingai daug modifikacijų ir išmaningiausiai šioje srityje pasireiškia rusai, kur jų kariuomenį galima aptikti MTLB, kuriuose įmontuota artilerija, priešlėktuvinis pabūklas, žemė raketos, na ir šis daiktas, apie kurį aš gal komentarų jokio nepaliksiu. Nepaisant šių kūrybingų modifikacijų, šio daikto panaudojimo apimtis kare šiuo metu yra tikrai plačios ir visiškai nejuokingos. Ir nors minėjau pradžioje, kad nedaug kas atkreipia dėmesį į šį mechanizuotą karo lauko mulą, tačiau jį galėjote matyti ir jūs. Jeigu 2022 metų vasario pabaigoje, kaip ir aš, ieškojote filmukų aktyviai iš Ukrainos karo fronto, tikrai turėjot matyti šį filmuką, kur MTLB pervažiuoja civilio vairuojamą automobilį. Bet naujų MTLB jau niekas nebegamina ir jų skaičius karo lauke sparčiai nyksta, jų greitai gali visai nebelikti. Tad nepraleiskite progos užsukti į Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos ekspoziciją, kur yra 6-ame Kauno forte, kur yra dar 2 MTLB
Ir jeigu būsite geri muziejaus lankytojai, galėsite į vieną iš jų ir patys įlysti.